Nu ką, labą dieną. Žodžiu, bandžiau aš čia įtalpinti į tą kamerą mano savo valgį šiandien, bet, žodžiu, yra kaip yra, žiauriai karšta lauke. Norėjau eiti į balkoną, bet ten dar berniukai, kaimynai riekauja, tai, žodžiu, būsim viduj. Nu ir biški sorry dėl šviesos, gal nelabai gerai čia matos viskas. Nu, neidealiai, taip sakant, paveiksliukas neidealus, bet darom kaip galim. Čia pas mane kažkas bando suvalgyti visko, ne? Bando suvalgyti mano maistą. Žodžiu, pirmiausia, norėjau labai pasigirti savo naujais marškinėliais. Tai va, tokie vat parodysiu. Va tokie vat. Parodysiu truputėlį iš arčiau patį piešinį, ne? Nu, žiauriai faini man iš tikrųjų. Žiauriai faini, čia iš Ralph Lauren. Ir aš nusipirkau dar tokius, dar du. Vienus baltus ir kitus žydrus, bet iš kitokios truputėlį medžiagos. Bet va dabar, kai karšta, jie tokie labai faini, labai praleidžia gerai visą tą orą. Nu, taigi aš tau daviau jau. Kiaušinį jai Myra vardas. Jau daviau jai kiaušinį. Va, žodžiu, labai faini marškinukai. Nu, čia užsidėjau tokias, ne, kaip šortai timpės. Tai nežinau, ar čia labai tinka jau, bet žiauriai karšta. Tai iš tikrųjų, nu normaliai, dabar su šitais normaliai, nors čia biški ilgesniem tom rankovėm, bet, nu, normaliai. Kol kas prakaitas nebėga, ne? Nu, gerai, tai apie ką mes čia šiandien? Norėjau parodyti, ką, nu, neidealiai čia, ne? Neidealiai čia bus šiandien. Iš tikrųjų, geriau negu galvojau. Tai parodysiu, ne, ką mes valgysim ir kai neidealus maistas, ką daryti. Tai vat šituo klausimu iš tikrųjų pas mane šiandien gavos labai gerai. Čia dar įsipyliau tiesiog vandens, nu aš kaip visada noriu, kad būtų kažkas tokio ypatingesnio. Tai įsipyliau tiesiog vandens ir skiltelės apelsino, nu biški, kažkaip kai dedi citriną, ne, kažkaip gražiai atrodo. O čia su tais apelsinais, nežinau kaip čia. Nu va, gavosi atsigerti. Nu jo, biški yra to skonio apelsino. Tai va, žodžiu, pas mane šiandien yra bulvės fries. Ir iš tikrųjų, nu, pirmas dalykas, beje, kad bulvės tai tikrai nereikia bijoti. Labiau reikia bijoti, kaip tu jas pagaminai. Lambas servetėlės. O, kaip tik. Oi, pamiršau šakutę. Tuoj greitai šakutę paimsim. Žodžiu, nereikia bijoti bulvių. Šiaip yra, galima tokią vieną taisyklėlę įsivesti, kad bulvės, jeigu jos šaltos, tai geriau negu karštos. Bet šiaip bulvės yra, nu, natūralus produktas, tikrai viskas su jom gerai. Jeigu, aišku, jūs nevalgot visą dieną bulvės free. Tai va, bet ką daryti tokiu atveju? Tai pirmiausia, jeigu jūs norit pavalgyti kažką tokio tipo blogo, ne, tai gera idėja būtų pirmiausia suvalgyti skaidulų. Kur mes turim skaidulų? Skaidulos, visos vat, salotos, daržovės. Aš užsipyliau vėl alyvuogių aliejaus su triufeliu, tai nu žiauriai skaniai. Turi būti būtinai skanu. Būtinai turi būti skanu. Oi, nesimato mano, ne? Nu, aš nenoriu dėti labai arti šuns. Bet va, žodžiu, ką daryti, jeigu norit kažką blogo suvalgyti, prieš tai toks cheat hack, galima suvalgyti skaidulą. Tai pas mane už skaidulas šiandien yra daržovytės, tai
žodžiu, salotos su pomidoriukais, ne? Čia pas mus būtų užskaidalas. Ir šiaip pagal taisyklę turėtų būti, va, jeigu jūsų lėkštė visa tokia, tai turėtų būti pusė lėkštės pas mus daržovės salotos. Gali būti šviežios, gali būti geriausia ant garų. Geriausia ant garų, blogiausia, jeigu kepsit. Čia blogiausia. Ir iš tikrųjų, mano bulvytės šiandien yra air fryery. Tai irgi negeriausias būdas. Tikrai negeriausias būdas gaminimo. Bet aš šiandien labai tingėjau. Ir šiaip tokia nuotaika. Žiūriu, nagai ataugia. Ataugo jau labai, ne? Čia skaitosi labai, ar ne, aš neatsimenu. Kada aš dariau, gal prieš porą savaičių. Jėzau, tu neišsisuk kaklo smakro. Žodžiu, man čia jau skaitos biškai jau ataugia, reikia daryti naują. O kokios spalvos dabar madoj? Kas pas mus madoj? Aš kaip pasižiūrėjau biškai, paskrolinę, ne, ten, jeigu old money style, tai turi būti kažkas tokio neutralaus, kažkas tokio klasikinio, ne, tai nude, mauve, tai čia tos rožė, nuvytusi rožė ir forma tikriausiai ovalo, kažko tokio man noris sekančiam kartui. O kas šiaip madoj, gal kas žinot, kas nagus darot, gal kas madoj? Tai va, žodžiu, jeigu norit blogo maisto, prieš tai skaidulų pavalgyt. Antras dalykas, prašau labai, jeigu valgot jau kažką blogo, nesinervuokit. Didelė problema, kai mes jau pavalgom tą blogą maistą, o paskui ant viršaus dar tas nerimas toksai, ne, vadinamasis anxiety angliškai. Ir tada dar blogiau. Tada ir stresas. Kai stresas pas mus, tai kūnas prioritizuoja, prioritetas kūnui streso metu nėra maisto perdirbimas. Ne apie tai galvoja kūnas. Tai va, jūs savo pasidarot meškos paslaugą ir prašau, jeigu jau valgot, pasimėgaukit. Mėgaukitės. Pradžiai gali būti keista, gali atrodyti, kaip aš galiu, ne? Bet po biški jūs pradėsit suprasti, tai čia va taip, va čia tas jausmas, ne? Va, kai jau tikrai net negalvoju, valgai tikrai negalvoju. Tai va, plus streso metu mūsų kūnas viskas susitraukia. O tai reiškia, kad ir blogiau virškinimas eina, ir blogiau pasisavina iš vis medžiagos. Nes viskas susitraukia, kraujagyslės susitraukusios ir kūnas blogiau viską pasisavina. Tai va, tai pagal mano taisyklę, pas mus yra, čia netgi daugiau truputėlį, salotas vis tiek jos, ar bus pilna lėkštė salotų, ar pilna lėkštė daržovio, ne, yra biškelis skirtumas vis tiek, tai šiandien aš truputėlį daugiau tų salotų turiu, sakykime, pilną lėkštę, ir tada pas mus proteinas, pas mane šiandien už proteiną yra 2 kiaušiniai, čia tikrai nesvarbu ar 2 ar 1, šiaip plus minus, proteinas tokio dydžio, delno dydžio jums turi būti, tokia porcija. Plius minus. Paskui žiūrit pagal savo, kaip norit, kiek norit valgyti. Vėlgi, priklauso. Nes sakysit, oi, tai aš noriu apsiryti. O tai pažiūrim, ar jūs išsimiegojot, ar stresinė kažkokia situacija buvo. Aišku, norėsis daugiau valgyti. Tai labai daug tų sudedamųjų, čia reikia šiaip gal individualiai žiūrėti, bet aš taip sakau tokius
bendrus, ne, bendri tokie niuansai. Tai va, reiškia pas mus pusę lėkštės, pagal taisyklę, pusę lėkštės skaidulos, tada 1/4 pas mus angliavandeniai, tai pas mus šiandien bulvės už angliavandenius. Porcija gali būti kokią norit, kol pasisotinsit. Oi, o ne. Blemba, ant baltos staltiesės. Va taip, va, valgai ir šneki. Nu, ką tik išplojau. Ką tik išplauta graži staltiesė. Nu, žodžiu. Nu, gerai. Ką dabar jau, ne? Tada, reiškia, 1/4 pas mus yra angliavandeniai ir 1/4 proteinas. Pas mus čia kiaušinis už proteiną. Šiaip idealiai būtų proteinas, kad būtų, jeigu gyvulinės kilmės, tai 1 kartą per dieną. Tai tarkim valgom pagrindinis patiekalas, ne, mūsų ten, pietus ir vakarienė. Tai tarkim suvalgom per pietus gyvulinės kilmės. Aš čia pavalau dar tuo pačiu gyvulinės kilmės proteiną, o antras patiekalas augalinės kilmės. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, šiandien per pietus aš valgiau avinžirnius. Tai būtų augalinės kilmės proteinas. Tai va, tai tokios taisyklės, iš tikrųjų, ką aš dar norėjau pasakyti, praeitą kartą, per praeitą treniruotę norėjau papasakoti, neužteko laiko, kaip aš nuėjau į kryo, vadinamasis kryo chamber, kur įeini ir iki -130 ar -120, kažkas tokio, pamažino tą temperatūrą. Iš tikrųjų ilga istorija, aš galvoju, gal jau dabar, vėl aš kitą video pernešu, gal aš pernešu vis dėlto šį kartą į kitą video, nes aš dar vieną dalyką norėjau paklausti. Ar jums įdomu būtų metaforinės kortos? Ar man įtraukti į mano video metaforinės kortos? Ar žinot, kas tai yra? Nes iš tikrųjų pas mus su to svorių metimu gali būti užslėptų visokių pasąmoninių priežasčių, kodėl nekrenta svoris. Pavyzdžiui, kažkam galbūt tas svoris, pavyzdžiui, aš netgi žinau žmogų, jinai tuo svoriu liktai apsisaugo. Bet pavyzdžiui, aš būsiu stora, aš būsiu negraži ir tada vyrai prie manęs nelys, ne? Ir tada aš nebūsiu įskaudinta. Nu, iš tikrųjų įdomu, ne? Va, taip, kaip taip gali būti, ne? Iš vis yra visokių tų niuansų. Tai gal jums būtų įdomu, jeigu mes į mūsų tokius pasisėdėjimus įtrauktume taip pat metaforinės kortas. Ir aš norėjau parodyti truputėlį ant savęs šiandien. Pavyzdžiui, mano klausimas būtų... Kokį man čia klausimą? Kokį man klausimą? Kokia mano problema? Kokia man problema? Nes kai pradedi su metaforiniam kortom, tai pirmą kartą gali biškai atrodyti, kad tipo kažkaip per nesąmonę. Nu, atrodo, tu nieko nematai, tu nieko nesupranti, tu nematai ženklų. Nu, palauk, nu ką man čia sugalvoti? Nu, tarkim, kodėl aš vis dar nepersikrausčiau į didesnės patalpas, nors aš tikrai to noriu, aš labai noriu. Kodėl aš nepersikrausčiau vis dar, kai, galėčiau iš tikrųjų. Galėčiau.
Ir supranti, nu, jeigu taip pagalvot, nu va, tai padaryk tą ir viskas. Kodėl aš to nepadarau? Tai va, ištraukiau kortą ir iš tikrųjų korta jinai yra neutrali. Ir kiekvienas mes matysim kažką, kas ten pas mus. Tai va, rodau kortą. Rodau kortą. Ir dabar, jeigu aš ją pasižiūrėsiu, ką aš matau kaip atsakymą. Reiškia, kodėl aš nepersikraustau. Va taip, ir dabar aš pati nežinau, kodėl aš nepersikraustau ir ką aš, nes man biškai sunku dabar susikaupti, ne, kai vis tiek reikia šnekėti ir dar šuo truputėlį čia kažko iš manęs nori. Nu, ką aš matau, pavyzdžiui, ką aš matau, tai kažkoks kaip vos ne protestas. Nu, pavyzdžiui, ką jūs matot? Ką aš matau, tai kaip čia kažkoks protestas, daug žmonių protestuoja. Daug žmonių protestuoja. Tai galbūt, kas man gali trukdyti čia? Daug žmonių. Man, pavyzdžiui, mano atsakymas būtų, kad labai daug žmonių įtraukta į šitą mano problemą ir toks jausmas, kad nu, reikės labai daug dylinti su visokiom, reikia išsikraustyti, reikia atsikraustyti naują vietą. Ir toks jausmas, tie visi žmonės, jie nenori, kad aš kažką keisčiau. Va taip gal kažkaip man atrodo. Tie visi žmonės, jie ne... Bet, matai, nu, nebūtinai turi būti vienas atsakymas, kuris išlenda. Mes galim va taip vos ne brainstorminti, ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu pas tave yra kažkoks klausimas ir aš tau parodysiu šitą kortą, pas tave gal atsakymas bus visai kitoks. O man atrodo, kad čia labai daug veiksmų man reikės daryti. Va taip, man atrodo. Ir toks jausmas, kad tie visi žmonės, tie visi įtraukti žmonės ir visi šitie dalykai, kuriuos aš turėsiu turėti, visą tai protestuoja ir sako, nedaryk, gerai tau ir taip, ko tu čia dabar nori kažką keisti. Va taip, aš matau tokį dalyką, pavyzdžiui, ne? Tai ar jūs norėtumėt, kad įtraukčiau aš šitas kortas? Šiaip įdomu, galite pasiskaityti, irgi metaforinės kortos. Reikia tokioj ramioj aplinkoj, kad į save, žinai, pasižiūrėti. Beje, šiandien buvau bažnyčiui. Aš nusprendžiau, kad aš vaikščiosiu dabar į bažnyčią reguliariai, nes kai baisu, kai nežinai, kas toliau, ką toliau daryti, kažkaip aš galvoju, reikia pabandyti pasimelsti. Ir kai tu meldies, tai pas tave atsiranda vilties jausmas iš tikrųjų. Pas mane, va tai va. Ir tada, kai tu jauti tą viltį, tai nėra vietos baimiai. Ir iš tikrųjų aš nuėjau šiandien tą bažnyčią ir, nebuvo labai gerai, nes daug turistų. Daug visokių turistų ir jie ten kažkas fotkina, kažkas iš visų video YouTube'o įėjo į bažnyčią. Kažkokie ten garsai, kažkas praeina. Tai labai sunku susikaupti ir grinai tai įeiti į tą tokią meditacinę būseną. Bet ta būsena mūsų nervinę sistemą taip pat nuramina. Ir čia yra labai susijęs su svoriu irgi. Tai va, kodėl aš čia tai sakau? Tiesiog susiję. Susiję, kad reikia į save, ar ne, truputėlį, kad aš įėjau į bažnyčią ir aš taip užsinorėjau verkti. Man toks jausmas, užsinorėjau verkti. Ir aš dabar galvoju, kodėl. Aš manau, kad dėl to, kad kūnas pajautė, kad pagaliau tu lieki viena su savim.
ir tiesiog pasižiūri į save ir tiesiog užteks ieškoti kažko aplinkui, kad kažkas padarys kažką ar į save susikaupk. Ne tai, kad susikaupk, bet netgi atsipalaiduok, susikoncentruok. Čia net, aš nepasakyčiau, kad čia susikoncentruoti reikia. Čia yra labiau toks atsipalaidavimo netgi momentas. Įsiklausyk, įsiklausyk į save ir tu žinosi, ką daryti. Ir labai man pasisekė, kad bažnyčia yra prie darbo, grinai, 5 minutės, nes kitaip mums taip sunku, ne? Mums norisi scrollinti Instagramą. O taip sunku tiesiog minutėlį sustoti ir įsigilinti į save, įsigilinti, geras žodis irgi. Tai nes mes visi kenčiam, toks jausmas, ne, visą laiką kenčiam, tokia problema. Atrodo, taigi viskas gerai, ne? Bet tas jausmas kentėjimo, jisai iš kažkur ateina, iš kažkur kažkodėl jisai yra. Tai mano tokia dabar šiuo metu praktika. Iš tikrųjų, nesusikoncentruoti per daug ant tų visų svorio metimų. Nes kai mes susifokusuojam, kai mes bijom kąsnį suvalgyti, mes ir taip sukeliam stresą ir tas kąsnis paskui eis į kūną, būtinai. Žinai, kai, pavyzdžiui, dirbi, iš malonumo dirbi, tu net nebegalvoji apie tos pinigus, jie tiesiog ateina pas tave. Tai truputėlį panašiai ir su to svoriu. Tiesiog nukreipkime dėmesį, kaip atrodo tavo maistas. Ar tau yra skanu jį valgyti? Kaip tu jauties po to? Supranti? Kaip tu jauties po to, kai tu pavalgai? Ar tavo kūnas iš vis pasiruošęs, ar tu paruošiai savo kūną valgymui? Ar tu streso metu tiesiog belekaip ant greičio valgai ir scrollini kitoj rankoje? Ar telikas įjungtas? Ir kai tu susikoncentruosi ant kitų dalykų, kad būtų gražu, kad būtų skanu, ne? Tada tas kūnas pats paleis viską. Jisai pats paleis, nes dabar, jeigu tu skaičiuoji kalorijas, jeigu tu stengiasi kuo mažiau į savo kūną maisto įdėti, kūnas tavim nebepasitikė. Kūnas nebežino, kada tu jam ką duosi ir kiek. Tai čia gal tas toks kontaktas su kūnu, ne? Ir aš nepasakysiu, kad pas mane 100% jau viskas taip idealiai, kad aš jau išmokau. Būna vis tiek tas įprotis. Suvalgiai kažką ne to. Dieve, įsikandau į žandą. Valgau ir šneku. Bet, iš tikrųjų, nežinau, gal kažkaip natūraliai su metais irgi aš manau, kad mūsų dėmesys, kai kuriem nepavyksta to padaryti, bet toks irgi gal tipsa, ne? Taip, kad mūsų kūnas jisai sensta. Ir jeigu jūsų dėmesys yra tik tai ant kūno, jūs nesustabdysit to senėjimo proceso. Tai galbūt gera idėja būtų labiau vystyti savo asmenybę, ne? Ir tai toks mąstymas man padėjo iš tikrųjų ir su maistu, truputėlį paleisti tą tokį, aš nesakau, kad nereikia tobulinti savęs, nereikia prižiūrėti savo kūno, ne, bet yra next level, yra sekantis, kaip pasakyti, level, kai mes būnam perfekcionistai. Aš manau, kad perfekcionizmas tai yra jau, nebe norma. Tai kai pas tave yra nerimas jau, supranti?
Tu gali bandyti gerai viską padaryti ir be nerimo. Bet kai tu jaudinės dėl dalykų, kurių gali ir nesijaudinti, tai čia va jau yra problema. Nu ir taip aš kažkaip paleidau tą kūną, iš tikrųjų aš paleidau ir sakau, nu viskas, nu ką aš dabar. Ir žinok, nes neišstorėjau iš tikrųjų. Ir neišstorėjau ir gal netgi geriau pasidarė. Kai paleidau kontrolę, kažkaip ramiau ant galvos, ant širdies. Tai va, palieku šiandien su tokiom mintim. Palaikink video, bus labai man malonu. Matysiu, kad įdomu. Jeigu net ir komentaro neparašysi, tai bent jau palaikink. Va. Ir parašykit, ar norit su kortelėm biškelį, gal kokių sesijų padarysim kartu. Galėsit ten gal pasirinkti, duosiu gal pasirinkti kažkokias kortas, ne, individualiai. Arba galim ir laivą padaryti su kortom. O šiaip tada viskas. Jeigu turit kažkokių klausimų, prašom klauskite. Klauskite klausimų, kliauskite. Ir viso gero.